Taigi, šiandien kalbėsime apie investicijas melioracijos sistemas, visą tai, kas laukia būsimuoju būtent paraiškų surinkimo laikotarpiu. Reikia pažymėti, kad paraiškų priėmimas skirsis pagal veiklos sritis. Tai reguliuojamo drenažo įdiegimui į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas bus atitinkamai ribotos trukmės, tai priklausys nuo pačio biudžeto, bet pradžia bus kovo 1 dieną ir prasidės nuo 8 valandos. Ir iki pabaigos, tai yra iki balandžio 30 dienos, 17 valandos paraiškos turėtų būti surinkamos, išskyrus tuo atveju, jeigu taip nutiktų, kad tiesiog būtų pasiekta paramos paraiškų priėmimo etapui skirta visa lėšų suma. O kita veiklos sritis, tai yra esamų melioracijos sistemų rekonstravimui, tai prasidės taip pat kovo 1 dieną, bet praktiškai nuo vidurnakčio bus galima pradėti jau teikti paraiškas ir visa tai vyks iki 24 metų, būtent balandžio 30 dienos vidurnakčio. Pats paraiškų priėmimas, kokiu būdu vyks. Tai visų pirma, paramos paraiškos ir su jie teikiami dokumentai bus teikiami tik elektroniniu būdu, turėtų būti teikiami. Tai yra užpildžius elektroninę formą asmeniškai arba per įgaliotą asmenį Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos Žumis interneto prieigoje. Adresu žumis.lt. Kai paramos paraišką teiks įgaliotas asmuo, tai turės būti pareiškėjo suteiktas ir patvirtintas parašo įgaliojimas būtent per Žumis portalą. Tai kitaip sakant, jeigu pareiškėjas pats negali pateikti paraiškos, tai jisai turi įgalioti kitą asmenį konkretų ir tas jau įgaliotas asmuo gali pateikti būtent paraišką. Bet tas prašymas būtent ir įgaliojimas turi būti pateiktas agentūrai ne mažiau nei 3 darbo dienos iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos. Ir taip pat paramos paraiška gali būti teikiama gavus iš mokėjimo agentūros informaciją, kad įgaliojimą nurodytam asmeniui suteikta atstovavimo teisė. Tiesiog, kad nenutiktų taip, kad nesate sulaukę to patvirtinimo ir jau skubėsite teikti paraišką, tai tokiu atveju galimybė nebūtų suteikiama. Dabar pats priemonės tikslas, poreikis ir rodikliai. Tai be abejo yra pagrindinis tikslas, tai rekonstruoti esamas melioracijos sistemas, sudarant galimybės ūkiams didinti žemės ūkio veiklos produktyvumą ir, aišku, užtikrinti tvarę gamtos išteklių, tai vandens apsaugą nuo taršių medžiagų išplovimo ir diegiant taip pat reguliuojamą drenažą. Patys poreikiai pagrindiniai 3, tai yra didinti inovatyvių pažangių technologijų diegimą ūkiuose, taip pat atnaujinti esamas melioracijos sistemas bei gerinti paviršinio vandens kokybę, ypač rizikos vandenų teritorijose. Ir pagrindiniai 2 rodikliai būtų, kurie bus skaičiuojami šios priemonės vykdymo metu, tai yra ūkių gaunančių paramą gamybinėms ir negamybinėms investicijoms susijusiams su gamtos išteklių priežiūra dalis ir taip pat ūkių gaunančių investicinę paramą restruktūrizavimui ir modernizavimui, įskaitant išteklių naudojimo, efektyvumo didinimą, taip pat dalis. Jau kaip minėjau pradžioje, tai bus remiamos 2 veiklos, tai yra reguliuojamo drenažo įdiegimo į esamus rekonstruotas melioracijos sistemas veikla ir taip pat esamų melioracijos sistemų rekonstravimo veikla. Pažymėtina, kad pareiškėjas per vieną kvietimą gali pateikti paraiškas tik tai, kaip sakant, vieną paraišką pagal vieną iš šių veiklų. Pakartotinai paramos pagal šią priemonę galima kreiptis tik tada, kai jau ankstesnis prieš tai teiktas projektas yra įgyvendintas. Bet šis reikalavimas netaikomas savivaldybėms. Kokie galimi pareiškėjai? Tai visų pirma, žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai. Tai gali būti ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, įvairios kitos, sakysim, juridinės formos tų būtent veikla, žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų. Taip pat melioracijos sistemų naudotojų asociacijos bei fizinių ir ar juridinių asmenų grupė. Ir svarbu tai, kad projektai, kuriuos teikia prieš tai minėti subjektai, turi būti teikiami su partneriu, tai yra su savivaldybė, sudarant jungtinės veiklos sutartis. Labai svarbus dalykas, tai yra, aišku, paramos dydis ir intensyvumas. Ir pagal veiklą, kai vykdoma reguliuojamo drenažo įdiegimo į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas veikla, tai didžiausia paramos suma projektui gali siekti 40 000 eurų.
ir finansuojama iki 80% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. O kai vykdoma esamų melioracijos sistemų rekonstravimo veikla, tai didžiausia paramos suma projektui gali siekti iki 300 000 eurų ir iki 65% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. O pats mažiausias galimas paramos intensyvumas, tai yra 20% nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės, tai yra mažiau paramos intensyvumo prašyti tiesiog negalima. Paraiškos atrankos vertinimas. Tai visų pirma, reikia surinkti ne mažiau kaip 35 atrankos balus. Ir tada paramos paraiškų atrankos vertinimas, kai vykdoma reguliuojamo drenažo įdiegimo esamas rekonstruotas melioracijos sistemas, veikla toks atrankos mechanizmas kaip ir neatliekamas. Jeigu atliekant projekto atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama ir toliau nevertinama. O paramos paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos ir skelbiama agentūros svetainėje. Svarbu tai, kad paraiškoje ir jos prieduose nurodyti duomenys po paraiškos pateikimo negali būti koreguojami ar tikslinami, išskyrus akivaizdžias klaidas ir kontaktinių duomenų pasikeitimą. Taip pat paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas vykdant esamų melioracijos sistemų rekonstravimo veiklą yra tokie. Tai yra balai suteikiami projektams, kuriuose numatoma rekonstruoti polderius, siurblinės arba pylimus, įgyvendinamiems teritorijose, kuriuose žemės ūkio duomenų našumo balas yra didesnis, kuriuose numatoma skirti investicijų dalį griovių ir arba pralaidų rekonstravimo darbams, ir kuriuose diegiamos aplinkosauginės priemonės, bei įgyvendinamiems teritorijose, kuriuose didesnis melioracijos statinių nusidėvėjimas. Pagrindinis dalykas, žinoma, tai yra tinkamumo, gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, nes jas atitikti būtina siekiant gauti atitinkamos veiklos srities būtent paramą. Ir visas šis procesas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 23-27 metų strateginio plano administravimo taisyklėmis ir šiai konkrečiai priemoniai patvirtintomis taisyklėmis. Tai pareiškėjas ir partneris, kai paraiška teikiama su partneriu, laikoma tinkamu gauti paramą, jie atitinka visus tuos nustatytus tinkamu gauti paramos kriterijus ir reikalavimus. Pagrindiniai reikalavimai yra tokie, kad visų pirma, pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį, tvarko buhalterinę apskaitą, taip kaip jinai turi būti tvarkoma, nekilnojamasis turtas yra čia Gintas Žukauskas jums skambino. Kolegos, jeigu galima, prašom įsijungti mikrofonus. Planuojam rytoj atvažiuoti, gerai? Išjungs mikrofoną. Mikrofoną išjungs. Taigi, nekilnojamasis turtas yra tiesiogiai susijęs su projekto gyvendinimu ir valdomas pareiškėjo. Investicijos pagrįstos projektavimo uždėties rengimo metu atliktais amatiniais skaičiavimais. Taip pat yra pateikiamas melioracijos statinių techninis projektas arba įsipareigojama pateikti iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo dienos. O su paraiška tada pateikiamas numatomų rekonstruoti melioracijos objektų tyrinėjimo medžiagos turinys. Ir projektas įgyvenimas kaimo vietovėje. Ir taip pat, kai vykdoma esamų melioracijos sistemų rekonstravimo veikla, rekonstruojamų statinių ir renginių nusidėvėjimas turi būti ne mažesnis nei 45%. Kai yra jau vykdomas reguliuojamo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas, tai ne mažiau kaip 50% pagrindinio rinktuvo ilgio arba melioracijos sistemos aptarnavimo ploto esančio pareiškėjo valdomo žemės sklype turi būti pritaikyta vandens lygiui reguliuoti. O su paraiška pateikiama informacija jau apie įgyvendintą projektą. Jeigu toksai buvo, be abejo, turėjo būti toks įgyvendintas ir privalomai turi būti numatytas bent vienos iš šių aplinkosauginių investicijų, tai yra dvigubo profilio melioracijos griovių šlaitai, dirbtinės šlapynės, nuosėdų tvenkiniai, akmenų ar rąstų stabilūs metiniai, įrengimas. Visų šitų turi būti investicijų įrengimas numatytas, nes tai siejasi su aplinkosauginėmis investicijomis. Taip pat yra tinkamos išlaidų kategorijos, irgi priklausomai nuo veiklos.
tai reguliuojamo drenažo įdiegimo į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas veikloje, reguliuojamo drenažo sistemų naujų įrenginių ir arba įrangos įdiegimo į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas išlaidos, taip pat aplinkosauginių investicijų rengimo išlaidos. O kai yra esamų melioracijos sistemų rekonstravimo veikla, tai tokios investicijos, tai yra melioracijos statinių, išskyrus drėkinimo sistemas, rekonstravimo išlaidos. Ir abiejom veiklom bendrai ir vienai ir kitai yra taip pat taikoma ir finansuojama naujų įrenginių ir įrangos skirtos projekto reikmėms, pirkimo išlaidos, neviršinčios šio turto rinkos vertės. Taip pat bendrosios išlaidos, o finansuojama bendrų išlaidų dalis gali būti nedidesnė kaip 8% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Taip pat įskaitant konsultavimo projekto parengimo ir gyvenimo klausimais išlaidas, kurios negali viršyti 10% projekto bendrųjų išlaidų. Taip pat yra nustatytos ir netinkamos finansuoti išlaidos. Tai visų pirma, trumpalaikio turto įsigijimas, naujų melioracijos sistemų įrengimas, transporto priemonių įsigijimas, kitos išlaidos ar jų dalis nesusijusios su projektų remiama veikla ir neįvardytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše. Taip pat išlaidos ar jų dalis patirtos perkant prekes, nesilaikant nustatytos pirkimo tvarkos. Ir taip pat investicijos į turtą, kurio valdymo teisė pareiškėjo apribota. Tai yra, pavyzdžiui, turtas yra areštuotas. Pati administravimo ir paramos išmokėjimo tvarka. Tai visų pirma, projekto gyvenimo trukmė yra iki 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo. O projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su projekto gyvendinimu ir numatyta veikla. Paramos lėšos gali būti išmokamos šiais būdais. Tai yra išlaidų kompensavimu arba sąskaitų apmokėjimu. Taip pat projekto kontrolės laikotarpis 5 metai nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo ir galima pateikti iki 4 mokėjimo prašymų. O paraiškų vertinimo trukmė 2 mėnesiai nuo paraiškų surinkimo pabaigos, neįskaitant paklausimų, bei į šį terminą neskaičiuojamas pirmumo eilės sudarymo laikas. Taip pat verta paminėti jau iš buvusių paraiškų surinkimų pastebėtas dažniausias klaidas. Tai yra, prie paraiškos nebūna pateiktos visos nuomos sutartys arba nuomos sutartyse nebūna numatyta, kad nuomininkas gali atlikti melioracijos darbus arba sudaryta per trumpa nuomos sutartis. Taip pat pateikiama neįskaitoma arba neišsami tyrinėjimo medžiaga. Trūksta vietovės schemų, brėžiniuose nepažymėtos pralaidos, tiltai, nepateiktos technologinės tyrinėjimo kortelės. Tai ypač būna aktualu dėl pralaidų rekonstravimo. Taip pat pasitaiko atveju, kad pasirenkamas ne mažiausios kainos tiekėjo komercinis pasiūlymas. Bei pildant paraiškos lentelę projekto veiklos rezultatai, reikėtų atskirai nurodyti griovių, rinktuvų ar sausintuvų numatomus rekonstruoti kiekius. Nes kartais visą tai parašoma tiesiog bendrai, neišskiriant nepriklausomai nuo atitinkamos kategorijos. Taip pat ne visada būna nurodyta tiksli projekto gyvenimo vieta. Tai yra nurodyta tik tai viena vieta, nors projektas gyvenimas ir daugiau vietų. Ir visas vietovės, kuriuose bus atliekama rekonstrukcija, galima nurodyti skyriuje informaciją apie projektą. Ir tas detalumas turėtų pakankamai būti išsamus, tai yra nurodant pačius sklypų numerius. Taip pat lokalinėse objektinėse sąmatose ne visada būna išskirtos išlaidos pagal konkrečius objektus. Tai ypač svarbu, kai prašoma atrankos balų už atitinkamus atrankos kriterijus. O Žemės ūkio duomenų centro pažyma apie kadastro vietovį, kurioje gyvenamas projektas pagal visas nuosavybės formas priklausančių melioracijos statinių kiekius ir vertės, turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo. Taip pat iš tos buvusios patirties galima pasiūlyti kelis patarimus. Tai visų pirma, finansavimo lentelėje arba prie projekto prašymo siūlytume pažymėti, kokį ketinate rinktis mokėjimo būdą, nes kartais jisai nebūna nurodytas. Projekto prašymo dalyje pareiškėjai, nes savivaldybės galėtų nurodyti savo statusą dėl perkančiosios organizacijos. Tai yra nurodyti, ar jie perkančioji organizacija ar ne. Ir tai ypač svarbu dėl jau įsigytų bendrų išlaidų vertinimo. Svarbu pildant paraišką, būtinas išlaidas nurodyti komercinio pasiūlyme pateiktą mažiausią kainą. Nes kartais nurodoma ne mažiausios kainos būtent pasiūlymo
kainą. Svarbu pildant paraišką būtinas bendrasias išlaidas nurodyti atskirose eilutėse, o ne viena bendra verte, nes kartais taip yra daroma. Ir jei ketinama vykdyti pralaidų rekonstrukciją, reikėtų pažymėti aprašyme ar tyrinėjimo medžiagoje, ar nebus rekonstruojamos pralaidos priklausančios kelių tarnybai. O kai ketinama gauti balų už diegiamas aplinkosauginės priemonės, pažymėtina, kad balai suteikiami ir vertė skaičiuojama, jei įrengiamos šios aplinkosauginės priemonės. Tai yra grioviai dvigubų šlaitų, sedimentaciniai tvenkiniai, ties drenažo žiotimis įrengiamos dirbtinės šlapynės, suformuojamos dirbtinės salpos, įrengiami įtvirtintų akmenų, nuovartų ar rąstų, stabilus metiniai ir reguliuojamo drenažo šuliniai ir vožtuvai. Kitos aplinkosaugos priemonės yra tinkamos, bet jų vertė nebus skaičiuojama ir balai neskiriami. Čia tiesiog šitie patarimai yra jums pateikiami dėl to, kad visa tai leistų išvengti papildomų paklausimų ir pats, sakysim, vertinimo procesas būtų sklandesnis, būtų gaunama mažiau tada paklausimų, mažiau klausimų ir be abejo tas procesas pats vertinimo būtų sklandesnis, greitesnis, bei tada sprendimai jūs pasiektų greičiau, o parama lygiai taip pat galėtų būti tada greičiau jums ir suteikiama. Taigi, šiandienai būtų tiek. Labadiena, aš norėčiau truputėlį papildyti Jono pristatymą, kur 5 punkte skaidrė prieš paskutinę, Jonai, galėtumėte parodyti dėl vietos. Aš bandysiu įvardinti ten, kur mes, kaip paprašome, rekomenduojame įrašyti visą projekto, kur yra įgyvendinami projektai. Jo, 5 punktas, tai čia, kur prašom nurodyti visas vietovės, tai čia turime omeny, kokia tose jūsų vietovėse, kur jūs ketinate įgyvendinti projektą, kokiai vietoviai priklauso, kokiai seniūnijai ir koks kaimas. Anksčiau, kas esat teikę paraiškas, tai popieriniai paraiškoj buvo galimybė tikrai nurodyti visas projekto tas vietas. Šiuo metu kol kas žumis funkcionalumas leidžia nurodyti tik vieną projekto įgyvendinimo vietą. Už tai prašome prie projekto aprašymo tiesiog nurodyti visas kaimo vietovės ir seniūnijas, kur bus įgyvendintas projektas. Tai čia toks truputėlį papildymas. Dėkui, Jonai.